Sveiki, bičiuliai. Mano vardas yra Žilvinas, gyvenime esu verslininkas, o šiandien noriu su jumis labai trumpai pasidalinti savo asmeniniais patyrimais, kaip truputį pasikeitė mano gyvenimas po to, kai pradėjau domėtis ir užsiimti tais dalykais, kurie yra aprašyti forume ir tinklapyje tavosiela.lt. Kai aš pirmą kartą išgirdau apie tas technikas, apie kurias rašo Jevgenijus ir Viktorija, buvo šiek tiek keista, taip, nes ta informacija tokia tikrai naujoviška ir gan tokia, sakykim, plati. Labai gerai, kad turėjau ir tebeturiu, aišku, labai puikius draugus, kurie padeda tą informaciją priimti lengviau, nes aš mačiau, kaip būtent jie keičiasi gyvenime į tą gerąją pusę. Pradėjęs užsiminėti tuo, ką rašo tinklapį tavosiela.lt, nors tai darau dar tik porą savaičių, kažkokių fizinių pokyčių savo gyvenime nepajutau. Ir tiesiog vieną dieną kalbu su savo geriausiu draugu Arnu, sakau, žiūrėk, Arnai. Atrodo, ir išsakau ketinimus gyventi geriau, dirbu su negatyviom tom energijom, kad jų nebūtų, šalinu jas. Ir mano gyvenimas kaip ir nieko nepasikeitė. Tik vienas dalykas. Jaučiuosi žymiai geriau. Ir tiek. Arnas, aišku, taip smagiai nusijuokė ir sako, tai Žilvinai, taigi čia yra esmė, kad tu ir turi gyventi geriau. Taigi, mano pastebėjimas toks dabar, kurį padėjo išvelgti Arnas, yra, jeigu jūs kiekvienas norit gyventi pilnatvišką, visavertį gyvenimą, jaustis gerai, darydami gerus darbus, jūs turite užsukti tinklapį tavosiela.lt, paskaityti apie tai, kad ten rašoma, aišku, nuspręsti, ar tas kelias yra skirtas jums, ir tai padės jums, kaip ir man padėjo, gyventi tą pilnatviškesnį gyvenimą, nes dabar aš žinau, kad einu savo gyvenime teisingų keliu ir darau prasmingus darbus. Ne tik versle, bet ir visame tame, kuo aš užsiimu. Taigi, sėkmės jums, atrandant savo kelią ir būtent einant juo. Iki pasimatymo.